Kone kiekvienoje laidoje rodome vienišas mamas. Dažnai skriaustas, paliktas ir nuskurdusias. Bet tokias stiprias, kad daugeliu iš mūsų belieka tik pavydėti. Dėl savo vaikų jos gali viską. Šiandien mūsų herojus vienišas tėtis. Dar visai jaunas, 24 metų vyras, bet jau gerai žinantis, kas yra smurtas, badas ir atsakomybė. Užauginęs 2 jaunesnius savo broliukus, dabar Vidmantas vienas augina ir sūnelį. Tikrai netokio gyvenimo linkėčiau kaip savo, kad jis galėtų visko siek, ko tik norėtų. Siek savo užbrėžtų tikslų ir panašiai, kad jam jau nebūtų jokių kliučių. Tai yra. Vidmantas savo neilgą gyvenimą skirsto į 2 dalis. Šviesų, kol buvo gyva mama, ir niūrų, kai jos nebeliko. Jų mamytė susirgo vos 31 metų. Tai dar buvo atlikta keletą operacijų, tačiau liga progresavo ir jinai netrukus mirė. Ir liko tie 3 maži berniukai. Vidmantėliui tada tai buvo dar 12,5 metų. Metais jaunesnis broliukas, o jauniausiam tai dar ne 9 nebuvo. Visas namų ūkis užgulė ant vyriausiojo sūnaus pečių. Nors Vidmantas buvo dar visai nedidelis, jis ir karvę pamelždavo, ir broliukus pavalgydindavo. Tėvui auginti vaikus buvo per sunki našta. Kai mirė jų mama, tai tėvukui buvo pasiūlyta juos atiduoti į internatinę mokyklą. Tačiau jisai nesutiko. Sako, aš pats juos prižiūrėsiu, pats auginsiu, dar jie tada turėjo ir karvytę, ir arklį. Kol kas pradžiai taip ir buvo. Jis ten juos paveždavo, pasitikdavo. Bet laikui bėgant palūžo ir jisai nevengdavo ir stikliuko pakilnoti. Tai iki mokyklos jam buvo labai toli, nes mokykla čia va netoli šalia manęs, o jie gyvena ten atokiai miškuose, keliai pabiūra, ypač pavasarį, rudenį. O jau žiemą ką ir bekalbėti, jau pūgos didžiausios. Sunku buvo vaikam. Ypač Vidmantėliui, tai jis man dažnai pasigosdavo. Sakydavo, tėvukas mažai padeda man. Reikia ir broliukus išleisti į mokyklą, apskalbti juos ir valgyti padaryti. Ir karvytę pamelžti kartais tekdavo, kol dar ją turėjo. Tėvų mažai būdavo namie. Jis dirbo dar prieš tai, bet paskui susirado su gyventinė, tai jis ten su ja gert pradėjo ir panašiai. Tai niekas buvo. Jis toks piktas žmogus būdavo, jis kitiem neparodys, bet ant savų tai įsilies. Jam nebuvo, kad atpirkimo ožį reikėtų laiką prigėrusi. Ir jūs būdavot kaip vyriausias dažniausiai. Ten manęs ir įsiliesdavo, jo. Žiaurus gyvenimas buvo ir tiek. Nelabai nori tos prisiminti. Visko kelt iš naujo. Vos 14 Vidmantas išvažiavo uždarbiauti į Vilnių. Tėvas pinigų neduodavo, tad reikėjo užsidirbti ir savo, ir broliams. Pažįstamų pažįstami statė namą, tad atsirado darbo ir paaugliui. Kol sūnus visą vasarą dirbo, tėvas pardavė paskutinę karvę. Už 300 litų ir 3 litrus degtinės, skausmingai sako Vidmantas. Viską pragėrė, pridurė. Man, kuris augino tuos gyvuliukus, nieko neteko, tad tekdavo griebtis kiekvieno darbo. Taip ir blaškėsi, tai šiandien ten. Ką daryti, gyventi reikia. Tiesa, dar čia netoli yra Drakšo įmonė. Tai jisai paprašė darbo, priėmė į darbą į tą Drakšo įmonę, ten gamino maisto produktus. Tai Vidmantėlis vietoj uždarbio imdavo maisto produktais, neždavo į namus ir maitino broliukus. Ko tik aš nedirbau, sako Vidmantas, ir kaime, ir mieste. Gyvendamas Vilniuje susipažino ir su būsimąja žmona, Jokūbėlio mama. Įsimylėjau, šypteli Vidmantas. Jo neišgąsdino net tai, kad pirmasis moters sūnus augo vaikų globos namuose. Nepilnametė pagimdė, įsigando. Tuomet jie teisino Vidmantas. O kur kitas vaikas ir išvis kur jisai augo tada, kai susipažino su žmona? Jis Alytaus globos namuose buvo. Ten, sako, sprendėm, reikia pasiimti, nes vis dėlto šeimoje yra šeima, vaikas turi šeimoje augti. Tai važiuojam, lankėm jį tenais viską, ir po pusmečio leido pasiimti. Gimė jų bendras sūnus Jokūbėlis. Atrodė gyvenk ir džiaukis. Deja, žmonos vaikai nedžiugino. Ėmė vis dažniau išgėrinėti. Kai sūnus pradėjo gimė, ir prasidėjo tokios nesąmonės.
Lyg tai toks vaizdas, lyg tai aš niekur nepabėgsiu, nes vaikas yra. Bet taip neišėjo. O stipriai gerdavo? Stipriai gerdavo. Naiviai tikėdamas, kad mylimą žmogų galima pakeisti, Vidmantas kentė žmonos išgertuves. Manė, jog meilė gali viską. Ir dabar tikiu, šypteli Vidmantas. Tiesiog mano žmona Gegutė. Jai linksmybės rūpi, o vaikus tegul augina kiti. Kaskart, kai Vidmantas mėgindavo pasakyti, kad motinai taip nedera elgtis, kildavo triukšmas. Ginti sesers teisių stojo brolis. Netuščiomis, su peiliu rankose. Tipo pasakė, kad, sako, nereguliuok mano sesers tipo gyvenimą. Sakau, kaip aš nereguliuosiu, kai manogi žmona. Sako, tu neturi teisės kištis į mano šitą gyvenimą. Sakau, kaip aš norėsiu, taip ir bus. Sakau, negeras. Nu, prasidėjo, tai jis norėjo prieš tai plikom rankom, bet neišėjo, tai pasiėmė peilį, baigėsi viršų ir į mane puolė, bet neišėjo jam, spėjau pabėgti. Vis dėlto nesimsi čia prie vaikų akių ir panašiai. Paskui sikviečiau policiją, bet tai jo neįsivežė, nes kai yra jo, tėvas man uošius buvęs, sakė, jo neveš niekur ir panašiai. Jis nieko blogo nedaro. Taip ir liko viskas. Paskui vėl čia tas panašiai buvo, sako, tai davė taip suprasti, jau viskas, išeik iš čia, nereikalingas tu čia. Ir paskui, gal savaitės bėginai vaskame, sako, pasiimk tuos vaikus, sako, aš išvažiuoju į Vilnių. Kaip taip galvoju, sako, aš neturiu kur jų dėti ir panašiai. Ir taip nieko daugiau neskambina, nei nieko. Paskui išgirstu, kad, tipo, uošvė girta vaikšto ir panašiai tenais. Paprašiau pas seniūną, nes jis ten pat gyveno, tai su socialinė darbuotoja, bet 2 kartus, bet jos neįleido jų. Tada įsikvietėm vaikų teisų apsaugą. Sako, gal palaukiam, irgi neįsileido, gal palaukiam policijos ar ką. Sako, nelauksiu jau. Su durim įsilaužiau į vidų. Žiūriu, sūnus uošvinė visa girta, sūnus visas perbalės, kratosi mažiukas. Pampersas ten gal visą parą nekeistas buvo jam. Tai pasiėmėm tą vaiką ir į ligoninę iškart išvežė. Viena iš tų pinigų, kur vaikus gavo, išvažiavo iškart į Vilnių. Nieko nepaliko, nes perėjo, pažiūrėjo visus šitus, kas yra namie valgyti. Nieko nebuvo. Sūneliui tuomet net 1,5 metukų nebuvo, sako Vidmantas. Mažiukas dar visai. Negalėjau jo tose namuose palikti. Būtų atsidūręs ten pat, kur jau sugrįžo pirmasis žmonos sūnus. Vaikų globos namuose. Tai jis, kiek žinau, Varėnui parašymoje eina. Jau jam 6 metukai yra, parašymoje mokyklon eina. O jūs neaplankot? Ne. Neverta, paprasčiausiai. Neverta nei to vaiko traumuoti, nes jis gan atsimena mane, nes aš atsimenu dar kaip vis mane ir tėtė pradėjo vadinti. Ir dar atsimenu, kai Jokūbėlį ėmiau iš ligoninės ir jis tą pakytėm pažiūrėjo mane, sako, tėtė, ar tu mane paimsi. Tai žinokit, žiaurus vaizdas buvo tiesiog. Ašaros akyse jo, baisu buvo. Tai vat. O mama ką? Jau 3 metai, jau beveik 3 metai buvo ir 2 kartus paskambino to nakčių girta. Ir viskas apie sūnų paklausinėt. Kiek aš ten turiu pažįstamą, sako, nei jinai lanko to savo kito vaiko, nei nieko. Kaip jie vienodai, kaip vadinama Gegutė, vienodai visai. Dabar Vidmantas su sūneliu glaudžiasi pas Ireną, savo tėvo pirmąją žmoną. Sūnų prieš 7 metus išleidusi gyventi Airiją, gera širdė moteris jiems atvėrė savo namų duris. O kurgi jiems eiti, sako Irena. Vidmantas toks geras, rūpestingas tėtis. Ramus toks tikus, kad. O ūkio darbus moka dirbti? Moka. Padeda jisai čia, tai malkas pakapoja, tai malkų padarom, tai mišką važiuoja, pjaunam, nešiojam. Moka jis vaikas netingus. Bet to darbo tik aplink nelabai. To darbo, jo. To darbo nėra, kad būtų darbo, tai taip abiškutys, tai ten biškinu eina padirba, tai ten. Tas lėliukas, tas Jokūbėlis, dėl jo, kad... Betgi močiutė pabūna, kol tėvelis dirba. Taip. Rūpinasi. Skalbėsi, jau valgyti aš pati jau darau jau. Sakau, savo vyram jau pati darau.
Taip jisai pats jau skalbėsi, į patalinę savo jau save apsiskalbė, kad taip. Ir valgyt nuperka. Ir... O kiek laiko leisit gyventi, nevysit iš namų? Aš jau ir nevysiu, bet jau, kiekvienas nori savo kažko tai jau. Kiekvienas nori savo lydą susisukt, kaip ir. Tai.